Vilniaus Paukštynas. Lenkiamės premium vištienos skoniams. Ypač valgydami. Druskininkai tai didžiausias šalies pietuose įsikūręs kurortas, kuriame dera miškų ramybė ir modernus kurortinio gydymo metodai. Tad praleisti progą aplankyti šį sveikatos šaltinių kurortą būtų didžiausia šios vasaros nuodėmė. Labas rytas. Maistas ir poilsis neatsiejami dalykai. Todėl savo kelionę po gausiai gamtos apdovanotą kurortą Druskininkus pradedu nuo skanių ir sočių pusryčių restorane Dangaus skliautas. Štai matau ir meniu ateina. Labas rytas, labai laukiam. Labą dieną. Labas rytas. Atsiprašau, labas rytas. Kam diena, kam darytas. Nu taip. Ką rekomenduotumėt restorane šiandien? Norėtumėt iš karštų ir iš užkandžių? Gal pusryčiams kažką tokio gyvesnio, lengvesnio? Gyvesnio, lengvesnio. Pasiūlyčiau lašišos tartarą arba viduržemio gėrybių salotas. Lašišos tartaras skambėjo puikiai. Gal dar ką prie jo, jeigu būtų per mažą? Netyčia. Prie jo, gal desertų norėtumėt? Norėčiau, desertą su kavyte. Ką rekomenduotumėt? Tiramisu, panakota, krem briulė. Dar turime mūsų naujieną, mango ir kriaušių tempūrą su vaniliniais ledais. Vasara, ledai, tempūra, labai gerai. Gal kažką šalia atsigerti? Kavytės baltos, vandenuko turiu, tai laukiu maistą. Supratau. Ačiū. Kol laukiu skanių pusryčių, noriu paraginti jūs skaityti kartu su laida Mes pačios. Mūsų draugai leidykla Alma Litera dovanoja jums knygą Elizabeth Bart Iškyla Provence. Jums reikia užsukti laidos Facebook paskyrą, atsakyti teisingai į klausimą ir galėsite mėgautis šią nuostabią knygą. Šviežias lašišos tartaras su krevetėmis jau keliauja ant Nijolės pusryčių stalo. O kur konkrečiai gal Druskininkuose esat suplanavę apsilankyti? Plauksim į Meilės salą. Čia gal matos kur netoli? Ne, iš čia nepamatysite, nes dengia miškas, bet pagal Nemuną plaukiant apie 2 km atstumas nėra toli, daplauksite, tikrai netoli čia. Nepaskęsim? Ne, drąsiai yra žmonės, kurie padės, jeigu jau taip atsitiktų. Na jo, o šiaip Druskininkuose tai žinoma neatsiejama yra spa dalis, tai vakare laukia puikus masažai. Tikrai taip. Vienas iš dalykų, kuriais mes galim pasididžiuoti, tai mūsų spa. Tai kągi, skanaus ir gero poilsio Druskininkuose. Ačiū. Dar noriu pipirų šviežių. To jaus bus. Kad jūs žinotumėte, kaip gera sugrįžti ten, kur galbūt prieš 12 metų prasidėjo grupė 69 Danguje karjera. Čia mes koncertuodavom, buvom dar jaunas, dabar esam vis dar jaunas. Ir čia įsikūręs puikus restoranas, kurio maistą dabar ir ragausim. Skanaus visiems, pusryčiaujantiems. Štai taip, būtent čia, kur atsiveria viena gražiausių panoramų Druskininkuose, besimėgaudama gardžiais pusryčiais ir jaunystės prisiminimais, Nijolė pradeda kelionę po Druskininkus. Laivas plaukia, aš irgi netrukus plauksiu laivu į Meilės salą. Bet prieš tai pavalgom. Pasistiprinusi Nijolė, kaip pas geriausią draugą, keliauja į susitikimą su laivo kapitonu Algirdu. Eilinė diena Rojai. Labą dieną, Nijolė. Ponas kapitonė Algirdai. Malonu matyti. Plukdysimės? Na taip, kviečiu į laivą. Užeikim, negaiškim laiko, laikas brangus šiais laikais. Šioje laidoje patys mylimiausi pašnekovai yra laivų kapitonai. Nieko nelaukia, Nijolė su kapitonu pradeda kelionę link Meilės salos. Naujas miestas, naujas laivas ir aš prie... Truputėlį. Nes čia akmenukų Nemune yra. Trukdo man vairuoti kapitonas. Oi, vėl tas mano juokas. Bet mes čia ir plaukiam visai greitai. Nu taip, va čia apsisukimai, mato, beveik 3000. Aha, kaip mašina. Čia benzino, turėtų mum užtekti. Sakot? Jei ne, tai turiu irklų. Gerai. Kapitonas iš Dzūkijos šmaikštumu neatsilieka nuo Nijolės ir rodos kelionė neprailgs. Tai vienu žodžiu, Poniatovskis 1794 metais paskelbė Druskininkus kaip gydomąją vietovę. Tai yra, kad šiemet mes jau turėjom 222 metus, kai skaitomės kaip kurortas. Tu iki pirmo pasaulinio karo carinėje Rusijoje buvo 3 vietoje pagal žmonių skaičių aplankiusių Druskininkus po Krymo ir Kaukazo. Tai tikrai didelis skaičius.
Kur buvus, kur nebuvus, tačiau pokalbis nuo istorijos pasisuka prie grybų. O kur, žinot, kur vyko vietas, grybų vietas čia aplink? Jūs norit, kad tikras Dzūkelis jums pasakytų vietas. Aš tikėjausi, kad jūs diplomatas. Vyras kaip vyras. Saloj tikrai grybų turėtų būti. Bet ten sakėt, negalim kojas kelti. Negalim, ten kojas negalima kelti. Nu tai, tikras Dzūkelis, nu nesuvalkas atrodo, bet Dzūkeliai irgi turi savo... Draugiški Dzūkeliai. Tradiciškai Nijolė pasisavina kapitono kepurę ir priartėjus prie Meilės salos išgirsta linksmąją jos vardo kilmės istoriją. 20 amžiaus pradžioj, prieš 100 metų į salą pradėjo rinktis druskininkų jaunimo. Susirinkdavo, užkurdavo didelį laužą, laukdavo vidurnakčio laukdami, linksmindavo, šokdavo, dainuodavo, merginos pindavo vainikus, pripindavo tų vainikų. Tos vainikus pažymėdavo vaikinų ir savo vardais ir jau pridėdavo žvakutes ir jau patį vidurnaktį merginos eidavo į kairę salos pusę, vaikinai į dešinę ir tos vainikus mesdavo į vandenį. Vienu žodžiu žiūrėdavo, kieno vainikai susieina. Ir jau grįžęs į salą jis aiškindavo, kam su kuo reikėtų artimiau susipažinti, padraugauti, pažinti. Apkerėta kapitono pasakojimo apie Meilės salą, Nijolė nusprendžia iki kranto pasimėgauti Nemuno ramybę. 10% planetos gyventojų iš vis nesibučiuoja niekada. Kaip jie išgyvena? Rodos matosi ir krantas, kuriame, kaip prasitarė kapitonas, Nijolės laukia ne tik pietus, bet ir maloni staigmena. Gerą nuotaiką, paimkit nuotaiką. Paėmė. Gerai. Druskininkų pušynė jau svetingai rusena žarijos, kviečiančios išsikepti gardžią vištieną. Na, Nijolė, ar išsirinkot jau, ką norėtumėt paskanauti? Kadangi neseniai praėjo mėlynių sezonas, tai aš manau, galbūt čia šviežias mėlynės naudotas marinat. Pabandykim su mėlynėm. Pabandykim, nes Dzūkijoje mėlynių yra ir čia pas mus visai šalia. Visko pas mus. Jei ne grybai ir ne uogas, mūsų merginos būtų gražios. Dabar tai ne kažką. Gerai, bet gal čiumpam ir dar, nes iš tikrųjų gamtoj tas alkio jausmas labai yra. Bet jūs, Nijolė, prižadėjot, kad per daug ne... Gerai, tai aš jums mokam. Ai, čia manau. Vis dėlto gal jūsų suvalkijos kažkur tai šaknis glūdi. Jūs pasidomėkit savo genealoginiu medžiu. Mes vištienos turim daug, tai galim vaišinti ir kitos. Kol vištieną kepa, o Nijolė ruošiasi savo dar vienam iššūkių gyvenime, mes dirstelkime, kokią netikėtą treniruotę šį rytą mums paruošė Rasa.